Na ką, sveika YouTube, sveiki visi žiūrovai. Ir šiandien bus mano toks video pamoka. Tuoj čia palaukit padarausiu. Pamoka kaip sukurti forume spoiler, ten kaip deda nuotraukas ir taip toliau ten. Na iš tikrųjų šitą pamoką yra Sampui, ten Sampo forumam. Šią pamoką specialiai darysiu sfog.lt serveriui, kurį žinoma dar yra kūriamas, bet greitų metų startuos. Taigi čia einame į forumą. Kadangi nenoriu per daug freepostinti, tai padarysiu savo parašę. Einame profilį. Čia žinoma naujokam, kas nežino, nes daugumą žinau, kad yra nežinančių, tad ten visi paklausinėja redaguoti. Dažniausiai žmonės ir deda šitos dalykus į parašus, kai būna per daug nuotraukų ir nori gražiai sudėti. Redaguoti parašą. Na štai. Nu, taip. Dabar nuotraukų aš neturiu jokių kokių dėti, ta prasme testui, bet parašysiu ten tekstą. Tai spaudžiame special bb code, bb, visiai nekaip skamba. Čia pasirenkame šitą spoiler, čia yra 1, 2, 3, 4 nuo apačios, spaudžiam šitą. Ir dabar įrašykit, tarkim, tekstą. Nu, tai aš... Tekstas, 3, 2, na. Spaudžiame OK. Štai jums rodys tokį spoiler. Tarp šito spoiler ir šito galite rašyti, ką norite tekstą, kokį norite nuotraukas dėti. Na, kadangi noriu su nuotraukam parodyti, šimtoj parodysiu part. Taip, kur čia ai, blogai parašiau. Part.lt, kas nežino, tai yra paveikslėlių, visokių nuotraukų talpykla. Talpinti, taip. Kur čia... Nu, tarkim šitą. Spaudžiame talpinti. Štai. Aha, jeigu kas nežino, kokią reiktų formą imti ten tą nuorodą, nu, jeigu norite šitą nuotrauką įkelį ir formai, tai naudokite šitą paveikslėlis formai. C. Einame čia. Čia yra mano tas testas. Na, šitaip. Tai va. Tarkim, jeigu norite pakeisti tekstus, viską galite didinti raidės, fontus, spalvas, viską keisti, ką norite, galite daryti. Taip, saugoti pakeitimus. Na ir štai visiems rodys tokį ir jums patiems rodys spoiler. Paspausite show, štai viskas, ką parašėte. Kaip įkelėte viską. Žinoma, jeigu jūs nueisite, tai jau surasiu. Žinoma, galima eiti ir... Na, čia turiu parašęs temą kažkur mano. Nu va, mano tema yra. Tai va, visiems rodys lygiai tokį pat spoiler. Jie paspaušiau ir parodys viską, ką čia esate sukėlę. Kas nežino, tai yra labiau... O, lietuviškai dar. Tai yra labiau naudojama kaip čia pasakyti, dėti nuotraukas ten, kai būna darote parašą savo ir labai daug nuotraukų ten turite, arba tiesiog daro kokias misijas, nežinau, ką nors daro ir ten kelia daug nuotraukų, tai kad viskas atrodo gražiai, sutalpinta, visi daro spoiler. Tai va, ši pamoka buvo skirta naujokams. Jeigu reiks daugiau pamokų, rašykite. Ir kaip sakiau, šita pamoka buvo skirta sfog.lt serveriui, kuris greitų metų startuos. Tad visi eikite, registruokitės, reklamuokite draugam, tėvams. Nereklamuokite tėvams, bet tiesiog reklamuokite. Viso gero, susitiksim kitose video.